Turbūt viskas ok. Išmetė tau lentelę, kad sutikti. Aha, viskas gerai. Okay. Tai gerai, važiuojam. Tada matosi ekranas, skaidrės, viskas ok. Matas, viskas gerai. Tai trumpai pirmiausiai noriu papasakot, kur iš čia papuolėt ir kas čia vyks, ką mes čia veiksim. Tai šiandien į svečius pasikviečiau mylimą Deimantę, astropsichologę. Išduosiu paslaptį, kad aš pas ją pati buvau ne vienoj sesijoje asmeniniai. Ir kartu esame įrašę ir webinarą anksčiau, tai kam bus aktualu, įdomu, tai būtinai pasidalinsiu vėliau nuorodą. Tai Deimantė, trumpai pasidalink apie save ir papasako, ką mes čia šiandien sužinosim. Tai labas visiems dar kartą. Labai smagu, Gintarė, kad pasikvietei mane čia, labai džiaugiuosi čia būdama. Ir trumpai apie mane, aš esu Deimantė, astrologė, astropsichologė. Su šita sritimi gyvenu jau turbūt daugiau nei 8 metus. Profesionaliai konsultuoju žmonės daugiau nei 4 metus ir konsultacijos prasidėjo nuo Story Your Stars įkūrimo. Tai ką dar galbūt reikėtų žinoti apie mane, tai kad esu Anglijos astrologų asociacijos narė ir tiesiog labai myliu astrologiją. Taip trumpai. Trumpai. Tai trumpai dar ką mes čia šiandien išgirsim, ko čia bus naudinga. Tai turbūt tavo dalis coachingo nebus, bet iš manęs, iš astrologinės dalies, tai kalbėsime apie tokius 4 žingsnius, ką galim nuveikti iki vestuvių, iki tos datos pasirinkimo, šiek tiek apie datos pasirinkimą. Ir tikiuosi, kad, kaip ir sakė Gintarė, kad kažką naujo sužinosit, išsinešit apie save ir šiek tiek prisiliesit prie astrologijos. Iš karto gal noriu irgi pasakyti, kad tai nebus viskas, ką gali sužinoti astrologijoje, tikrai ne. Truputėlį paliesim, susipažinsim ir tikiuosi, kad jūs sudominsiu tik labiau gilintis į šitą temą. Na, o aš trumpai apie save, tai esu Gintarė, galbūt kuriems būsiu pažįstama iš projekto Poroms dūšios, kitiem galbūt iš asmeninių coachingo sesijų. Tai mano daly, kaip ir Deimantė truputėlį užsiminėme, šiandien pakalbėsim, kaip pagerinti santykius, tarpusavio komunikaciją, naudojant tam tikrus coachingo įrankius ir netgi praktinių tokių duosiu, ką namie galėsit pritaikyti. Tai aš noriu pradžiai tokį greitą apšilimą. Smalsu sužinoti, su kokia intencija šiandien čia esat. Pateikiau kelis variantus, kad būtų lengviau. Jeigu turit savo varianto, visi priimami variantai. Galbūt planuojate vestuves ir norit sužinoti, kaip tą datą įsirengti. Galbūt jis nesiperša. Gal to vienintelio ar vienintelės nepavyksta niekaip atrasti ir būtent čia norit sužinoti, o gal tiesiog atėjot, nes bus dovanų, o dovanų šiandien tikrai bus, dalyvaujantiems gyvai, tai būkite iki galo, nes ten lauks dovanas. Nežinau, ar kažkas dalinasi ar ne, kaip čia. Pasidalinkite, įdomu, trumpai, numeriukas, 2. Matau 2. Aha, tu irgi matai. Taip. 3, 1. Kol kas niekas tik dėl dovanų netėjo. Bet vis tiek bus. 2, nemažai 2. 2, gerai. Dar prisijungia čia žmogus, tai dabar klausimą čiate pasidalint kviečiam, kokia intencija, kas jūs čia pakvietė prisijungti. Skaityti savo čertą, tai Deimantė parodys, mane irgi šiek tiek mokė, tai aš bandžiau susipažinti, tai jum irgi šiandien parodysim. Ir buvau pasidalinus nuorodą, kaip susikurti savo, tai kad dar nesusikūrėt, galėsit po webinarų dar pasidalinsiu irgi instrukciją. Ir čia šiek tiek bus, tai galėsit peržvelgti, susikurti savo. Tai važiuojam toliau.
variantų čia visokių. Važiuojam toliau. Tai prieš pradedant noriu šiek tiek tokių faktų, kodėl svarbu šnekėti apie santykius, kodėl svarbu šnekėti apie vedybas. Tai kaip manot, kas įvyksta po vedybų dažnu atveju? Ne visais atvejais, bet tikrai dažnu atveju. Deimante, ar tu žinai, kas? Gražus gyvenimas. Tai yra ir ta kita pusė. Neleis internetas man pameluot, kad pilnas skambių antraščių, kad kiek daug porų Lietuvoje skiriasi. Ir aš čia ne apie tai šiandien, ar čia gerai ir blogai skyrybos, yra įvairių atvejų, bet yra ir vienas džiugus dalykas, kuriuo aš noriu pasidalinti, prie kurio tikiuosi bent šiek tiek galbūt prisideda ir dūšios. Tai skyrybų skaičius per pusę amžiaus yra pats mažiausias. Čia specialistai sako įvairiai, vieni sako, kad skaičius mažėja todėl, kad dabar šitais neramiais laikotarpiais žmonės nori būti kuo saugesni ir bando išvengti to papildomo nesaugumo, todėl jie nesiskiria, bet aš tikiu, mano nuomonė, kad žmonės vis dėlto sąmoningėja, auga jų emocinis intelektas, jie labiau domisi savim, dėmesingiau kaip čia pasakyti, žvelgia į partnerius, pažįsta vienas kitą, labiau domisi ir tas galbūt irgi gali turėti įtakos, mano nuomonė, ir čia tokie, tarp kitko įdėjau, kad nuo 21 dūšės įsikūrė ir taip skyrybų skaičius mažėjo, tai čia taip juokais. Bet šiandien, kam aktualu ir įdomu, jei įdomiai klausysit, pasidalinsim keletą tų praktinių patarimų, užduočių, kaip galit pagerinti santykius su partneriu. Na, Deimante, tai pasakyk man, ar iš tiesų egzistuoja tas tinkamas laikas tuoktis remiantis astrologija? Tai aš taip galvoju, kad į šitą klausimą negalėčiau gal atsakyti taip vienareikšmiškai ir taip ir ne, nes astrologija remiasi tą prielaidą, kad tam tikri planetų ir dangaus kūnų išsidėstymai daro įtaką mūsų gyvenimui, sėkmei įvairiuose gyvenimo srityse, tai iš tos pusės taip, bet ar pasirinkus tą tinkamą datą yra garantuota sėkmė, tai to garantuoti, aišku, niekas negali, nes vis tiek net ir astrologija, astropsichologija ypatingai pripažįsta, kad labai didelę dalį nulemia vis tiek žmonių pasirinkimai, kažkokie sprendimai, įdedamos pastangos ir panašiai. Tai kaip vienas iš įrankių, sakyčiau, astrologija gali būti tikrai naudojama datos, pavyzdžiui, pasirinkimui. Tai šiandien tada apie tai ir šiek tiek pasišnekėsime, ne plačiau, aš tada pereinau jau prie tos astrologinės dalies. Tai pirmas žingsnis prieš pradedant bet ką analizuoti astrologijoje reikia susidaryti horoskopą. Tai jūs gavote tikriausiai instrukcijas, kaip susidaryti savo gimimo horoskopus. Gal galėtumėte irgi pasidalinti komentaruose, kas turi savo gimimo horoskopą po ranka. Tada iš karto galėsit pasiskaityti kažką apie save. Kažkas turi, super. Kas neturi, tai čia trumpai tik tais priminsiu žingsnius, kaip pasidaryti savo gimimo horoskopą. Tai pirmiausia, aišku, reikia turėti kuo tikslesnį gimimo laiką. Tai tikslus gimimo laikas iš esmės nulemia horoskopo tikslumą. Taip pat reikia datos ir vietos, tai vienas iš pavyzdžių, kur gali atrasti tą gimimo horoskopą, yra puslapis astro.com. Ir čia per 4 žingsnius iš esmės galit gauti savo gimimo horoskopą. Tai čia tie žingsniai parašyti, reikia užpildyti tą informaciją apie žmogų, kurio horoskopą norite gauti. Labai daug kas turi, tai labai džiaugiuosi. Ir tada, Gintarė, galim pereiti turbūt, kokį horoskopą žmonės dalyviai gavo. Tai turėjot gauti kažką panašaus į tai. Ir ką jūs čia matot, ar ne, tai yra planetos, zodiako ženklai ir būstai.
tokie pagrindiniai gimimo žemėlapio, horoskopo, kosmogramos, įvairiai vadina šitą dalyką, ne, bet elementai pagrindiniai yra 3. Tai dabar trumpai, jeigu susipažinti, ne, tai aplinkui šviesiame fone, aš nežinau, ar Gintarė, tu gali galbūt parodyti, jo, va čia va yra aplinkui zodiako ženklai, va visas ratas eina zodiako ženklų. Tada viduje šiek tiek arčiau yra planetos. Ne, va, planetos įvairios, kaip atsimeni, Gintarė, mes kalbėjom, kur yra Venera, Mėnulis ir panašiai, tai va šitas visas juodas yra planetos. Ir į ką mes šiandien atkreipsime dėmesį, tai į 2 planetas. Aš manau, galim pereiti toliau truputėlį. Tai tiesiog kol kas žinokit, ar ne, kad yra gimimo horoskopas, kuriame yra planetos ir zodiako ženklai. Visos planetos užima kažkurį zodiako ženklą. Viena planeta, vienas zodiako ženklas. Čia tiesiog įdėjau kaip pavyzdį, kad gali būti tų horoskopų gimimo įvairių, tai yra jie atrodo įvairiai, bet iš esmės patys tie svarbiausi elementai nesikeičia. Ne? Vėl matot, aplinkui eina zodiako ženklai, viduje juodos arba kažkokių kitų čia spalvų, ne? Bet viduje yra planetos, jų užimami laipsniai ir zodiako ženklai. Ir čia va šitos skiltis, 12 skilčių yra būstai, bet mes šiandien į jas nesigilinsim. Tai vėl prisimenam planetos ir zodiako ženklai. Ne? Galim judėti toliau. Tai čia pasidalinau svarbiais simboliais, kurie yra aktualūs būtent analizuojant savo gimimo horoskopą. Tai kaip sakiau, planetos, ne, va čia kairiai pusė, jų simboliai. Šiandien mes gilinsimės tik į 2 planetas, tai į Venerą ir į Mėnulį. Dar toliau irgi parodysiu dar kartą, kaip jie atrodo, bet jau galėsit po truputėlį pradėti ieškoti, kur ta Venera ir kur tas Mėnulis yra pas jūs gimimo horoskopą. Po dešinę yra zodiako ženklai. Turbūt daug kam matyti, daug kam pažįstame, ne, tiesiog tie tradiciniai 12 zodiako ženklų. Tai visi žinot savo zodiako ženklą, turbūt žinot jo simbolį, jeigu kažkurio simbolio nežinot, ne, tai galėsit irgi pasitikslinti, koks tas simbolis ir ką jisai čia reiškia. Galim judėti toliau. Tai trumpai dar šitie bus 2 ženkliukai, ne, kurių mums šiandien reikės. Venera ir Mėnulis, jo, bet jų simboliai bus ir tolesnėje, man atrodo, skaidrėje, tai, bet iš esmės taip reikės šitų 2 mums pozicijų šiandien. Okay. Tai dabar apie tuos 4 žingsnius, kuriuos minėjau. Tai 4 žingsniai iki vestuvių, astrologiškai žiūrint, būtų tokie. Pirmas žingsnis būtų pažinti save ir savo gimimo horoskopą ir planetas, jų pozicijas, kurios yra aktualios būtent santykiuose. Nes bendrai gimimo horoskopas rodo labai daug gyvenimo sričių. Tai ir santykiai, ir darbas, ir šeima, ir finansai, ir asmenybė, ir taip toliau. Bet šiandien, tarkim, pasigilinsime į tokią mažą dalį santykių ir kągi gimimo horoskopas būtent rodo apie tai. Tai pirmas žingsnis yra pažinti save. Antras žingsnis yra pažinti kitą žmogų. Tai jeigu turit tikslų laiką su kito žmogaus sutikimu, ar negalėsit irgi susidaryti to kito žmogaus, savo partnerio ar partnerės gimimo horoskopą ir lygiai taip pat pasižiūrėti, kas tam žmogui yra svarbu santykiuose, meilėje ar ne, ir ko jisai galbūt tikisi iš savo antrosios pusės. Trečias žingsnis, jeigu jau pažįstam save, pažįstam partnerį, esam apsisprendę, kad norim kurti santykius kartu. Trečias žingsnis, renkantis būtent tą vestuvių datą ir galvojant apie vestuves, yra atsižvelgti į bendrą astrologinę prognozę. Tai aš pasidalinsiu, į ką bus svarbu žiūrėti ir kur galima susirasti tas svarbias galbūt datas. Pavyzdžiui, kitiems metams tai pasižiūrėsim į datas būtent 25, jeigu kažkam bus aktualu. Ir 4 žingsnis žalios šviesos jums, tai yra jau asmeniniai tranzitai, kurie veikia jūsų gimimo horoskopą. Čia jau truputėlį galbūt arba pažengusiems astrologijoje, arba galbūt kažkas pas astrologą norės nueiti, tai aš tik tais trumpai čia pasidalinsiu. Tai manau, galim pereiti prie pirmo žingsnio. Tai pirmas žingsnis, kaip ir sakiau, yra pažinti save ir savo gimimo horoskopą susirasti 2 pozicijas. Tai yra Mėnulis ir Venera.
Kodėl yra svarbu būtent šios dvi pozicijos mūsų santykiuose ir mūsų gimimo horoskopuose, ne? Tai mėnulis visą laiką parodo mūsų emocinį pasaulį. Kas mums yra svarbu, kad mes jaustumėmės gerai, kokie yra mūsų emociniai poreikiai, kaip mes rūpinamės kitais ir kaip mes norim, kad mumis pasirūpintų, ne? Tai iš esmės santykiuose mėnulis labai labai stipriai veikia. Kita planeta Venera yra meilės, grožio, malonumų, harmonijos planeta, ne? Ir jinai parodo mūsų meilės kalbą. Tai yra, ko reikia, kad mes jaustumėmės mylimi ir kaip mes tą meilę parodom, ne? Tai būtent šitos dvi pozicijos yra svarbios mūsų gimimo horoskopuose ir šiandien pasižiūrėsim tik į vieną detalę, tai šitų planetų zodiako ženklus, ne? Tai bandom eiti toliau. Tikiuosi, kas turit gimimo horoskopus, pavyksta rasti šitas planetas ir čia yra pavyzdys. Aš sudariau horoskopą mūsų susitikimo laikui, tai įsivaizduokit, jeigu šiandien 19 valandą Panevėžyje, aš paėmiau vietą kaip Panevėžį, gimsta žmogus, tai čia yra jo gimimo horoskopas. Ir tam gimimo horoskope yra visos planetos, kurios užima tam tikrą zodiako ženklą. Ne, tai susirandam dabar tas dvi, apie kurias šnekėjau. Tai pirmiausia mėnulis, ne, vat irgi Gintarė rodo, tai mėnuliukas. Ir kokį zodiako ženklą jisai užima, kaip mes galime išsiaiškinti, tai dviem būdais. Pirmas būdas yra žiūrėti į vat šitą ratą, ne, kur šviesiame fone yra zodiako ženklai. Ir brėžti tokią tiesią liniją, ne, vat nuo mėnuliuko tiesią liniją iki zodiako ženklo. Tai mes matom, kad šiuo atveju mėnuliukas priklauso avino ženklą. Arba, kitaip sakant, stovi, randasi avino ženkle. Ne? Dabar kita planeta Venera, kitoj pusėje šiuo atveju, ne, Venera, irgi kaip randam zodiako ženklą, brėžiam tiesią liniją iki svarstyklių, ne, iki zodiako ženklą, ir čia yra svarstyklių simbolis. Ne, tai mes išsiaiškinom, kad šitame horoskope šito žmogaus, kuris, tarkim, gimė šiandien, ne, Venera yra svarstyklių ženkle, o mėnulis yra avino ženkle. Antras būdas, kaip galite išsiaiškinti pozicijas, tai yra va šitoj lentelė. Ir Gintarė dabar rodo, ne, tai yra surašytos pozicijos planetų laipsniais. Tai pirmoji planeta mėnulis, ne, tik turėkit omeny, kad viskas yra angliškai, ne, tai mėnulis yra raidelės 2 ar 3 netgi, ar ne, Aries, angliškai tai yra avino ženklas. Ne, tai reiškia vėl mėnulis yra avino ženkle. Tada žiūrim Venera. Venera 3 raidytės yra Libra, ne, svarstyklės. Tai jeigu nesate tikri dėl savo, ne, vat, koks ten tas zodiako ženklas, tai siūlyčiau, galite tiesiog susivesti Zodiac Signs, ne, į Google vaizdus ir pasižiūrėti, pasitikslinti, kokiam zodiako ženkle yra jūsų mėnulis ir Venera. Tai labai labai laukčiau pasidalinimų, jeigu kažkam pavyko pasižiūrėti savo gimimo horoskopą ir kokiuose ženkluose yra būtent šitos dvi planetos. Ar kažkam pavyko? Nes šitą gimimo horoskopą visai turi nemažai žmonių. Ne? Tai prisiminkit, kad reikia žiūrėti į dvi pozicijas, ne, mėnuliuką ir kokį zodiako ženklą užima ir Venera. Super, visiems pavyksta. Mėnulis mergelė, Venera liūtas, mėnulis žuvų, Venera vėžio. Labai smagu, visiems pavyksta, visom pavyksta. Jeigu kažkas dar turėsit klausimų ir visgi kažkaip nepavyks išsiaiškinti, tai man galėsit po webinaro parašyti, aš tikrai padėsiu pasižiūrėti, kokiuose ženkluose yra būtent šitos dvi planetos. Gerai, tai manau, galim judėti toliau. Aš dabar nulidau, kad aš savo nepasižiūrėjau. Nieko, galėsi irgi po webinaro. Po webinaro. Aš turiu šiaip susidarius, bet nepasiėmiau šiandien. Taip, tai dabar ką mes išsiaiškinam iš būtent šitų dviejų zodiako ženklų, ne? Vat kažkas rašo abu mergelė. Tai mėnuliukas nurodo mūsų emocinius poreikius, ko mums reikia santykiuose, ne? Tai mūsų pavyzdyje mėnulis buvo avino ženkle. Tai reiškia šitam žmogui, oi, man dingo, nedingo, atsiprašau, galvau, dingo ekranas. Tai šitam žmogui, ne, kas yra svarbu santykiuose, tai yra spontaniškumas, iššūkiai, jam nuolatos reikia veiksmo, jam netinka rutina, ne, jisai nori nuotykių, nori veiksmo, jisai inicijuoja kažką, ne,
ir jisai nori, kad šitas jo emocinis poreikis santykiuose būtų išpildytas. Dabar Venera, ką sako, ne? Venera svarstyklių ženkle, tai reiškia meilės kalba, kaip tas žmogus parodo savo meilę ir kaip nori būti mylimas. Jam reikia irgi svarstyklių ženklas, nemėgsta gražius žodžius, mandagumą, estetiką, kažkokias dovanas irgi būtinai gražias, ne? Tai svarstyklių ženklas apskritai yra irgi apie harmoniją, apie balansą, tokie žmonės nemėgsta konfliktuoti, ne? Tai įsivaizduokit, kad šitas žmogus turi suderinti būtinai šituos du poreikius, ne? Tai yra Mėnulį ir Venera. Abi šitos planetos nori būti pamatytos, ne? Ir žmogus turi užtikrinti, kad yra jo santykiuose ir tokio veiksmo, ir galbūt nuotykių, ir kažkas tai naujo nuolatos vyksta, ne? Ir tuo pačiu jisai nori būti mylimas per komplimentus, per estetiką, per gražias dovanas, galbūt ne per tokią nekonfliktinį santykį, apsvarstyklės irgi yra apie tai, kaip kurti taiką, balansą, lygybę, labai svarbu tokiam žmogui būtų irgi lygybė santykiuose, ne? Tai čia labai trumpai tokie raktažodžiai, kas pasižiūrėjot savo pozicijas, irgi galit paskaityti, kas jums būtent yra svarbu, ne, santykiuose, kad būtų tokie patenkinti emociniai poreikiai, kad jaustumėtės gerai ir kokia yra jūsų meilės kalba, ką sako jūsų Venera. Ne, tai turbūt galim po truputėlį judėti toliau. Čia šitą galbūt irgi informaciją galėsim persiųsti turbūt su tokiais raktažodžiais, jeigu kažkas dar norės pasitikslinti arba pasižiūrės kito žmogaus gimimo horoskopą, ne, ir jo, tada galim, manau, judėti kol kas toliau. Aš kaip tik norėjau paklausti, ar mes šitą skaidrę galėsim pasidalinti? Galėsim pasidalinti, Galėsim pasidalinti, aš tiesiog pati surašiau čia iš galvos šitas idėjas, tokius kaip raktažodžius, kaip pavyzdžius, kas būtų svarbu su tokiom pozicijom žmonėm. Gerai. Tai judam prie antro žingsnio. Antras žingsnis, kai jau susipažįstam su savim, kai žinom, kas mums yra svarbu santykiuose, kad jaustumėmės gerai ir šito galima, ne, ir iškomunikuoti tą, galbūt pasisakyti, kad man yra svarbu tas ir tas. Nes ką dar duoda gero astrologija, ne, mums kartais patiems būna labai sunku įvardinti, ko man reikia, kad jausčiausi laiminga, pavyzdžiui, ne, kažko trūksta ir nežinau ko. Tai šitos pozicijos gali būti kaip, toks tarsi pradinis taškas, į ką galiu pasižiūrėti ir ko man gali būti, kad trūksta, ne? Tai Mėnulis ir Venera. Tai antras žingsnis yra pažinti kitą žmogų, kas jam yra svarbu, ne? Nes santykiuose mes turim suderinti ir vieno žmogaus visus poreikius, ne, ir norus, ir kito žmogaus visus poreikius ir norus. Tai vėl kai žiūrim į kito žmogaus Mėnulį ir Venera, tas pačias planetas. Šiaip kartais yra žiūrima, tarkim, moterims dar į Marsą, į Saulės ženklą, vyrams labiau Mėnulį ir Venerą, bet taip universaliai Mėnulis vis tiek visiems nurodo į emocinius poreikius, o Venera visiems yra meilės kalba. Tai galim judėti toliau vėl prie pavyzdžių. Čia jau atjudėjom iki pavyzdžio, tai čia yra horoskopas vienos iš dalyvių. Tai dabar paanalizuosim jį truputėlį per pavyzdį. Tikiuosi, kad šita dalyvė yra čia. Tai kokiosgi pozicijos yra būtent šitame horoskope, ne, kas yra svarbu šitam žmogui santykiuose. Tai vėl žiūrim į dvi pozicijas, kol kas šiandien dvi. Mėnulis pas šitą žmogų yra liūto ženkle, ne? O Venera yra Skorpiono ženkle. Ne? Tai galime eiti prie paaiškinimų, prie raktažodžių, kas yra svarbu šitam žmogui, kad vėl pasižiūrėtume. Ne? Mėnulis liūtė, ko jisai nori, tai dėmesio, pagarbos, jisai nori būti dėmesio centre, jisai nori būti svarbiausias, gražiausias, mieliausias, protingiausias. Ne? Įsivaizduokit, kad liūtukas jisai visą laiką nori būti, toksai pagrindinį vaidmenį užimti, ne? Tai vadinasi,
žmogus su tokia pozicija, su mėnuliu liūtė, visą laiką norės, kad partneris jį pagirtų, pastebėtų, ne, kad galbūt irgi dovanas kažkokias išskirtines padovanotų, kad jaustųsi šitas žmogus išskirtiniu, ne, vat, aplinkoje. Ir dabar žiūrim to paties žmogaus, moters ir ne Venera yra Skorpiono ženkle. Tai kas jai dar yra svarbu su partneriu, kad jinai jaustųsi gerai? Tai yra emocinis ir fizinis intymumas, emocionalumas, gylis. Skorpiono ženklas yra labai labai gilus. Jisai nemėgsta jokių paviršutiniškumų, jisai gali geriau kaip tik spręsti tokias esminės problemas, ne, eiti į gylį. Jeigu kažkas blogai, tai sakom, kalbamės, ne, ir sprendžiam tas problemas. Kas dar yra labai gražu pas šitą moterį, ne, tai abudu ženklai yra fiksuoti. Čia toks irgi astrologinis terminas, bet ir liūtas ir skorpionas yra fiksuoti astrologiniai ženklai, kas reiškia, kad šitas žmogus meilėje ir santykiuose bus linkęs išsilaikyti, ar ne, išspręsti problemas, nebėgti nuo problemų, o kaip tik būti čia ir dabar, eiti per sunkumus, ar ne, ir juos kažkaip kartu įveikti. Tai šitas dalykas, ne, vat, savo pažinimas, savo horoskopo ir partnerio pažinimas mums gali padėti truputėlį pamatyti tą vaizdą. Gerai, tai kas man yra svarbu, ar ne, ir kas partneriui yra svarbu. Jeigu mano mėnulis yra liūto ženkle, ar ne, man reikia dėmesio ir pagarbos ir tokio nuolatinio galbūt patvirtinimo, kad aš esu geriausia, ne, tai galbūt mano partnerio mėnulis yra, pavyzdžiui, Vėžio ženkle, ne, ir jam reikia iš manęs rūpesčio, artumo, tokio pasirūpinimo, namų jausmo, ne, vat, čia irgi, kaip aš sakiau, yra tik keli raktažodžiai, bet esmė, ne, yra tokia ir galite, aišku, ir daugiau pasigilinti, pasiskaityti, ką reiškia, vat, būtent tos dvi pozicijos jūsų mėnulis kažkokiame ženkle, ne, ar ten Venera kažkokiame ženkle, arba tas pats ir su partnerio horoskopu. Na, tai ar pavyksta, turbūt partnerio gal horoskopų ir neturi dar žmonės, ne, bet po webinaro tikiuosi, kad pavyks pasigilinti ir į savo, ir į partnerio gimimo horoskopus. Gal kažkas gali pasidalinti, ar atitinka jūsų aprašymą, ne, vat, nusistatėt savo mėnulį, nusistatėt savo Venerą, gal kažkas jau anksčiau žinojo, ar jaučiat, kad veikia santykiuose, ne, vat, kad jeigu labai veikia, Rusnės, super, labai labai smagu girdėti, tai iš tikrųjų aš irgi labai jaučiu šitą, kad mano mėnulis labai stipriai veikia, Venera irgi labai stipriai veikia, vat, būtent santykiuose šitos planetos taip įsijungia, irgi abu tinka, rašo, o taip, va, tai labai įdomu, bus, ne, pasižiūrėti turbūt ir į savo tą gimimo horoskopą dar pasigilinti, ne, tai ko man iš tikrųjų reikia, nes sesijos metu irgi, kai pavyzdžiui analizuojam ar ne gimimo horoskopą, mes daug kalbamės apie tai, ką daryti, kad gerai jausčiausi, pavyzdžiui, ne, ir tai yra apie mėnulį, ko jam reikia, kad jisai būtų ramus, užtikrintas ar ne, toksai skleistų gerą energiją. Čia irgi rašo tikrai taip, tai labai, labai smagu girdėti. Gerai, tai tada, manau, judam prie trečio žingsnio. Dar trumpai, kur dar plačiau mes galėtume atrasti šituos aprašymus? Tai iš tikrųjų tiesiog susivedus, yra aišku astrologinių knygų, bet tiesiog susivedus angliškai, gal ir lietuviškai, aš nesu tikra, aš labiau gal anglišką literatūrą skaitau, bet tiesiog susivedus, pavyzdžiui, Moon in, ten, tarkim, Scorpio, na ir gali labai labai daug pasiskaityti tikrai apie savo mėnuliuką, ką jisai reiškia, ko jam reikia, kad gerai jaustųsi, kaip jisai veikia, ne, santykiuose, kaip galbūt įsijungia, ir lygiai tas pats su Venera. Tiesiog angliškai pasiieškoti ženklo ir planetos, ne, jų šito derinio ir gali pasigilinti, ko reikia man, ko reikia partneriui ir kaip tai suderinti, ne, tada jau galvojimas vyksta, kaip suderinti, ne, man reikia su avino ženklu spontaniškumo ir iššūkių, o galbūt mano partneriui su ožiaragio ženklu reikia tokio lėtumo, daugiau atsakomybės, ilgalaikių įsipareigojimų, rimtų planų, struktūros, ambicijų, ne, ir kaip tada mums tai suderinti, ne, tai va tas astrologinis suderinamumas iš esmės ir yra apie tai, kaip mano gimimo horoskopas ir visos planetos, ne, gali veikti kartu su partnerio tom visom planetom, ne, ir pozicijom ir zodiako ženklais, kuriuos užima tos planetos.
Man čia primena, kaip žinai, kaip kalbėti vienas kito meilės kalba, nes tada pasipildo tas Taip, meilės šulinys, kai mes patenkinam vienas kito poreikius ir tada yra iš ko ir dalintis. Tai toks, kaip ir patys visiškai, savo galim patenkinti tą meilės visiškai. poreikį, žinodami kaip, tu žinai, kaip pilt vandenį, žinant tiksliai, kur pili, negu ten po čučiuką aplinkui. Taip, visiškai, tik astrologija yra daugiau 12 meilės kalbų, ne? Tai aš sakyčiau, yra labai labai naudingas įrankis susižinoti vat, iš astrologinės pusės, kokia yra mano meilės kalba, nes čia yra jų 12, ne? Tai truputėlį toks tikslesnis gal klasifikavimas. Ir vėlgi dar vis noriu paminėti, kad mes prisiliečiam tik prie paviršiaus, ne? Jeigu gilinamės į gimimo horoskopą, mes tenais matom ir aspektus, ir būstus, ir taip toliau, ir laipsnius planetų, tai toksai visuminis vaizdas gali būti šiek tiek kitoks, ne, negu čia taip labai paprastai ir aiškiai, bet aš stengiuosi labai labai supaprastinti, kad kažkas sužinotumėt, išsineštumėt apie save. Tai va, tai ar judam toliau tada prie trečio žingsnio? Tai jeigu jau renkamės vestuvių datą, susiplanavom ar ne, galbūt vestuves, tai atsižvelgti reikėtų į bendrą tokią astrologinę prognozę. Turbūt visos esat girdėjusios retrogradinį Merkurijų. Tai čia toksai laikas, ne, kai Merkurijus yra retrogradinis, iš tikrųjų, neva jis juda atbulomis, jis iš tikrųjų nejuda, bet žiūrint iš Žemės perspektyvos taip atrodo. Tai tuo metu gali strigti kažkokie, tai nežinau, elektroniniai laiškai, susitikimai, kompiuteriai, ar ne, vat kažkokie nesklandumai kelionėse ir panašiai, ir panašiai. Tiesiog daugiau, statistiškai jų būna daugiau tokių laikotarpių, ne? Tai dabar atsižvelgiant į įvairias astrologinės planetų pozicijas, renkantis vestuvių datą, kas yra svarbu. Aš užrašiau čia 4 tokius svarbiausius tranzitus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai reikėtų vengti retrogradinės Veneros, nes Venera, aišku, nėra meilės mūsų planeta ir tarsi retrogradinė Venera gali atnešti daugiau kažkokių irgi nesklandumų, galbūt tokio uždarumo daugiau tada santykiuose, ne, tos Veneros gali būti labiau tokios užsidariusios santykiuose ir panašiai. Tada vengti retrogradinio Merkurijaus. Dažniausiai apie tai labai labai garsiai yra kalbama, ypač jeigu sekat astrologės, astrologus, užsienio kažkokius tai, bet ir lietuvės, aišku, kalba apie tai, tai retrogradinio Merkurijaus irgi tarsi būtų geriau išvengti, jeigu įmanoma, ne? Tada ko dar vengti, tai užtemimų ir pilnačių. Tai užtemimai iš esmės yra tokios stiprios pilnatis, mėnulio užtemimai, ne? Tai dėl ko jų reikėtų vengti, tai astrologiškai šitos pozicijos, ne, atneša tokio neužtikrintumo, nestabilumo, toksai viskas vyksta, bet neaišku kaip, toksai chaosas šiek tiek, ne, dėl to renkantis vestuvių datą, tarsi geriau būtų šito vengti. Dabar kaip atrasti, kada, pavyzdžiui, 2025 metais Venera bus retrogradinė? Irgi visiškai paprastuoju būdu, čia nepasakosiu apie tai, kaip su astrologiniais kažkokiais ar ne programom, kaip tą rasti, bet tiesiog įsivedus į Google angliškai ar ne retrogradinė Venera 2025, jūs labai lengvai rasit periodus, kada retrogradinė Venera bus būtent šitoj padėty. Ne? Ir pavyzdžiui, ant lapo savo užsirašot, retrogradinė Venera bus tada ir tada šitais metais. Tada retrogradinis Merkurijus. Lygiai taip pat galite paprastuoju būdu Google susirasti, kada retrogradinis Merkurijus 25 metais. Čia jau bus keletas periodų, ne vieną kartą per metus Merkurijus būna retrogradinis, ne? Irgi galite paprastuoju būdu savo užsirašau, bus tada ir tada. Ne? Tada pažiūrim eklipsės, užtemimai, ne, ir pilnatis. Irgi pilnatis, taip jau čia toks švelniausias, sakyčiau, nebūtinai jų vengti, dar labai priklauso ir nuo gimimo horoskopo, kaip žmogus apskritai su pilnatimis tvarkosi. Bet, tarsi, jeigu jau renkamės vestuvių datą, galime iš šito išvengti. Tai aš įdėjau pavyzdį 25 metų, galim perėti prie kitos skaidrės, kada būtent
tokios pozicijos astrologinės bus susiklošysios, ne? Tai vat retrogradinė Venera yra tokiu laikotarpiu, Merkurijus tokiais laikotarpiais, kada vyks užtemimai ir pilnatis, ne? Tai jeigu taip pasiemus kalendorių, galim išsibraukyti tas datas, ne, kurios gal kaip ir astrologiškai nelabai tinkamos ir tada likusios datos rinktis iš likusių datų. Tai šitas žingsnis iš esmės yra labai labai didelis ir kai kurie astrologai irgi su rekomendacijom apsiriboja ties šituo. Tai yra, parenkant, tarkim, rekomenduojant vestuvių datą, tiesiog pasižiūrim į bendras astrologinės pozicijas. Ne? Tai ir tai jau yra labai didelis žingsnis, kad astrologiškai data būtų gera. Bet yra dar ketvirtas žingsnis, ne? Tai turbūt galim pereiti prie jo ir aš čionais... Tai šiandieną jau netiktų tuoktis. Šiandien netiktų. Jo, per užtemimus, per pilnatis, bet irgi, ne, čia labai priklauso nuo gimimo horoskopo, bet bendros astrologinės rekomendacijos sakytų, kad nelabai tinka, ne? Nes toks nestabilumas, kažkokia neaiški nuotaika, chaosas, ne, vat, kiti žmonės labai emocionalūs pasidaro per pilnatis, per užtemimus ypač, ne, vat, verkti norisi, nežinau, pyksta dėl visko, ne, tai tarsi vestuvėms tokios datos astrologiškai nėra labai tinkamos. Ir ketvirtas žingsnis, tai čia jau gilinantis į savo gimimo horoskopą, ar ne, ir apskritai astrologiją, tada jau perinam prie antro žingsnio ir stebim, kaip judančios planetos danguje, ar ne, visatoj, kaip jos veikia mūsų gimimo horoskopus. Tai čia kalbam apie tranzitus ir aplinkui planetos besisuka, ar ne, aplink gimimo horoskopą, kaip jos paveikia būtent mūsų tą gimimo horoskopą. Tai šitas žingsnis yra pakankamai sudėtingas, dėl to aš jį labai nesigilinsiu, jeigu kažkas labai norės pasigilinti, ar ne, tai kviečiu arba pas save, arba pas kažkurį astrologą, kuris gali padėti tą padaryti, arba, aišku, mokytis astrologijos, kad galėtume tą padaryti patys, ne? Tai čia jau reikės žiūrėti į Veneros tranzitus, Jupiterio tranzitus, Saturno, kad visos padėtys būtų pakankamai palankios, kad planetos užimtų gerą poziciją tiek jūsų horoskope, tiek partnerio horoskope, tiek yra dar atskiros technikos, kurios žiūri į abiejų partnerių horoskopus kartu, tai ir tada jau parenkam tą tinkamiausią datą. Tai va, tai būtų tiek turbūt iš mano pusės. Jeigu turėsit kažkokių klausimų ar pasitikslinimų, aš tai pakankamai greitai čia per viską perėjau, tai tikrai galit man parašyti ar Instagrame, ar čia kažką tais į komentarus, dar pabaigoje galėsim šiek tiek aptarti. Dar, manau, pabaigoje galėsim padiskutuoti, analizuoti, pasižiūrėti, kiek dar laiko liks. Tai ačiū Deimante labai, nes nežinau kaip auditorijai, bet man ruošiantis vestuvėm jau pirmi žingsniai būtų aišku, ką reikia padaryti. Super. Bet, ką daryti tiems, kurie vis dar laukia to momento. Tai nuo čia, jeigu leidi, perimu vairą ir padiskutuosim šitoj daly, ką daryti, jeigu jis nesiperša, jis arba jie. Ir tiems, kurie nori pagerinti santykius su partneriu, pasidalinsiu, kaip žadėjau, tais praktiniais coachingo įrankiais, kuriuos galėsit pritaikyti įvairiose situacijose. Tai pradėkim nuo pat šaknų ir klausimo, kodėl. Ir čia viena klientė pasidalino, kad nežino, bet būtų įdomu sužinoti, kodėl šita situacija vyksta. Tai kas dar laukiančios būtų įdomu, jeigu pakeltumėt ranką, aš irgi keliu ranką. Ir mūsų dažnai klausia iš tikrųjų su partneriu, 5 metai kartu, jūs vis dar nesusitokėt ir panašiai. Tai aš jums šiandien papasakosiu istoriją, pasidalinsiu šiek tiek. Prieš webinarą iš tikrųjų klausiau auditorijos, kaip jie mano, ką galvoja, kodėl neįvyksta piršlybos, kodėl vyrai nenori to. Ir gavau atsakymų iš tikrųjų nemažai. Tiesa, reikia paminėti, kad didžioji dalis buvo moteris, kurios atsakinėjo, bet aš atrinkau tokius top 3, kurie dažniausiai kartojasi.
Tai jeigu norėtumėt pasidalinti, tai čia labai lauksiu jūsų irgi pasidalinimų. Ką jūs manot šitą temą? Matau, dar kažkas rašo, kad beveik laukiu jau apkalbėta tuoj. Gerai. Tai top 3. Tai pirmas sako, kad jam patogu. Ką tu manai? Gali būti, kad jam patogu. Nežinau, gal ir gali. Antras sakė, kad jam vis dar neaišku, ar ji ta iš tikrųjų vienintelė. Ir trečias, kad bijo tam tikrų įsipareigojimų, bijo galbūt vaikų, vedybų, atsakomybių ir panašiai. Tai su tuo pirmu patogu aš nesutinku. Nors iš tikrųjų, ką dabar pasakosiu, nujaučiau ir anksčiau, bet per vieną seminarą gavau tokį įrodymą. Tokį praktinį įrodymą. Kodėl aš nesutinku, tai jis nesiperša. Aš rodau jį, bet kai rodau jį, 3 pirštai į mane. Ką tai sako apie mane? Ką mane trigerina viduje? Kas man čia nesaugu, kokio mano poreikio iš tikrųjų nepatenkina, ko man trūksta. Ir galiausiai, ką aš padarau, kad tas žmogus norėtų su manim vedybų. Ir ką dabar pasakysiu, gali būti iš tikrųjų nepatogu, nes daugelis sakė, kad nesiperša, bet nes patogu. Bet pakviesiu pasvarstyti, ar gali būti tiesa, kad partneris gali jaustis priešingai, netgi labai nepatogiai ir nesaugiai ir todėl negali galvoti apie vedybą. Tai čia toks pamastymai, kadangi kiekviena situacija, žinoma, yra labai skirtinga ir mes čia galim tik spekuliuoti ir spėlioti, bet kad nespėlioti, aš jums pakviesiu išsiaiškinti jūsų tiesą, jūsų santykiuose, jūsų pačių asmeniniam gyvenime, kaip išsiaiškinti tą tiesą. Tai klausimas, kaip išsiaiškinti. Ir visai čia nesvarbu, kokią tą tiesą norit išsiaiškinti, ar kodėl nenori vaikų, vedybų, kelionių. Kaip ir Deimantė dalinosi, kad gali būti, galbūt jis tiesiog kaip čia pasakyti, mėgsta stabilumą. Tai čia galima pažiūrėti ir iš astrologinės pusės, bet galima ir iš coachingo perspektyvos, kokius įrankius panaudoti. Banalu, nieko naujo, bet kalbėtis. Vis dar girdžiu klientės per sesiją sakant, kad o tai ką jis nesupranta, jam reikia čia pasakyti, kad aš noriu vedybą, tai tokio įrankio dar nieks neišrado, kad žmonės galėtų skaityti mūsų mintis, bent jau aš nežinau ir jeigu jau žinot atradę, tai pasidalinkit, norėčiau išbandyti. Bet čia kaip ir man sako Gintarė, kodėl tu svajoji garsiai, nes jeigu aš turėsiu svajonę viduj, bet niekam apie ją nepasakysiu, tai kaip ją kažkas galės išpildyti. Tai lygiai taip pačiai ir santykiuose, jeigu jūs turit kažkokį poreikį, kad, nežinau, tos kojinės atsirastų dėžėje, ne ant žemės, bet jūs tylit ir nieko nesakot, nu tai partneriui netrukdo. Tai pirmiausia kalbėtis. Papasakosiu vėliau šiek tiek, kaip detaliau į tą pokalbį eiti. Šitoj vietoj galbūt kažką nuliūdinsiu, bet tik pokalbį neužteks, nes reikės imtis ir tam tikrų veiksmų. Ir trečia mano nuomonė, kad šitas yra vienas turbūt veiksmingiausių. Čia jūs patys tai galite atsakyti, mano atveju tai yra pats veiksmingiausias, tai yra tobulėti pačiam asmeniškai. Tai noriu pradėti nuo pačio pirmo, ką daryti, kad jis atsivertų. Dirbdama su santykiais ir su klientais, tiek su savo asmeniniais santykiais, įsigryninau, kad yra tokie 3 patys svarbiausi momentai atviram pokalbiui, jeigu žinot, spėjat, pasidalinkit. Deimantė, gal tu žinai, kas svarbu norint pakviesti į atvirą pokalbį, kad partneris pasidalintų atvirai. Dalintis galbūt pačiai. Ką kiti man? Kas tie 3 tokie, kaip aš sakau, prieskoniai,
kurie gali padėti partneriui atsiverti. Tai pasidalinsiu, yra mano tokia, čia mano asmeninė, nežinau, sukurta šventa trejybė, aš ją taip vadinu. Tai saugu, įdomu ir myliu. Papasakosiu apie visas plačiau. Ir iš tikrųjų nesidalinčiau šitom istorijom, jeigu pati savo kailiu nebūčiau praėjusi ir išbandžius. Kai mes pradėjom su partneriu draugauti, Deimantė, gal jau žinai, šitą dalinau su tavim, kad Gvidas buvo pats uždariausias pažįstamas žmogus. Ir kai aš jo klausdavau, nu tai kaip tu šiandieną jautiesi, tai spėk, jis man atsakydavo. Gerai. Arba gerai, arba kaip visada, jeigu kažkas keisis, informuosiu. Bet iš tikrųjų situacija ėmė keistis, kai pradėjom kurti, nežinau, kas esat matę ar ne šitas korteles. Tai mes visas korteles kūrėm patys ir testavom kiekvieną kortelę. Ne per vieną kartą, bet šiek tiek, po truputėlį mes jas testavom ir jis pradėjo atsiverti. Ir mes tada įsigryninom, kur čia tas šuo pakastas, tai va šitie 3 elementai. Ir čia būtent pasidalinau keliais klientų pasidalinimais, kurie irgi šitas korteles bandė ir atliepia būtent, aš bent jau atradau, kad šitie pasidalinimai ir atliepia būtent šituos 3, tai yra saugumą, įdomu ir myliu. Tai ką pirmiausiai mes padarėm, žvelgiant į saugumo perspektyvą, kad įsigryninom mūsų taisyklės. Tai turim tam tikras taisyklės, kurti saugią erdvę, čia turiu minty pokalbio, tai vienas iš elementų, pavyzdžiui, yra, kad mes niekada nekalbam sunkiom rimtom temom, kai esam alkani, kai esam pavargę ir prieš miegą. Čia skirtingai visiems kiti kaip tik nori kalbėti prieš miegą, bet čia yra mūsų asmeninės mums tinkančios. Tai čia yra jūsų pasirinkimas, kaip sukurti tą saugią erdvę, kad žmogus galėtų dalintis. Kartais tai būna, kad puolam į isteriją ar ten kažkaip išgąsdinam, tai va čia kaip susitarsit, kas bus jūsų ta saugi erdvė, kad galėtume dalinti. Kitas elementas labai svarbu, tai yra įdomu. Tai čia aš turiu klausimą, ar esat bandę kalbėti su žmogum, kuris vienu metu kalba telefonu arba chatinę ir sako, tu kalbėk, aš tave girdžiu. Tai man tokiais momentais tada, aš pratęsiu, kai tu sugrįši pas mane. Tai va čia, jeigu įsivaizduotumėt, kai žiūrėtumėt serialą, kur jūs labai įdomu, jūs labai įsitraukia ir negalit nieko praleisti, tai va taip su partneriu, jeigu kalbant, su įdomu, man įdomu. Tai čia vat gali ir padėti klausimai tam tikri, ar dar kažkas, ką tu norėtum apie tai pasidalinti. Gal plačiau galėtum papasakot. Tiesiog parodyt, kad jums įdomu, kad jūs girdit, kad jums įdomu. Ir trečias tai yra myliu. Šitą labai mus mokė per coachingą, tai būti su meile, nes kai mes iš tikrųjų mylim, mes nebandom pakeisti žmogaus, mes nebandom išgydyti jo kažkaip, mes tiesiog jį priemam, nes mes jį iš tikrųjų mylim. Tai va čia apie tą priėmimą ir buvimą su meile pokalbio, nebandymą kažkam įrodyti. Ir čia webinaras, kur mes ne tik kalbam kaip, bet ir duodam įrankius, ką konkrečiai galima daryti. Tai aš jums visiems po webinaro rytoj greičiausiai kartu su įrašu atsiųsiu tokį 6 žingsnių gidą į atvirą pokalbį. Tai čia bus step by step apie kiekvieną ir plačiau aprašyti apie tą šventą trejybę, kaip aš sakau. Tai step by step, kaip pradėti tą pokalbį, kaip galite praktiškai tai padaryti ir kartu 12 klausimų, kurie, manau, labai vertingi aptarti iki vestuvių arba planuojant vestuvės partnerių, bandant pažinti. Tai antras, imtis veiksmų.
kaip ir sakiau, kad tik pokalbių neužteks, čia reikės imtis veiksmų. Ir iš tikrųjų ilgą laiką, kol mes su partneriu daug kalbėjom, kortelių buvo tikrai daug, pokalbių buvo valandų tikrai daug, bet pokytis nevyko taip greitai, nes nebuvo jokio veiksmo. Įvyksta pokalbis, uždarom pokalbį ir kas toliau, nieks nesikeičia. Tai man asmeniškai labiausiai šitoj situacijai pagelbėjo iš coachingo gauti klausimai. Vienas iš stepsų, tai ką mes toliau darom? Kaip aš pirmiausiai galiu prisidėti, kad šita situacija pagerėtų? Ką aš galiu padaryti, kad tu santykiai jaustumės geriau? Nuo ko mes galim pradėti? Tai čia yra tokie labai vertingi klausimai, kur uždarant pokalbį ne tik pasikalbėti, bet eiti tam tikrą konkretų veiksmą. Ir trečias, tai yra pačiam tobulėti. Pati 3 metus ėjau į asmeninės sesijas, coachingo psichologijos, ten pas mane toks miksas buvo. Pradžioj iš tikrųjų taip nepastebėjau, tiesiog būdavo toks palengvėjimas, lengviau. Bet po kokio pusmečio iš tikrųjų pradėjau suvokti ir pamatyti, kaip keičiasi santykis tiek su kitais, tiek su manim pačia, tiek su partneriu, kaip keičiasi mano reakcijos, kaip keičiasi priėmimas, kad aš gebu, mokausi priimti ir nebeiti tą paniką tokią ir panašiai. Ir tiesiog mes galim daug atviriau kalbėtis apie viską. Ir šitam momente supratau, kad aš noriu išmokti coachingo, nes tas pokytis, kurį aš patyriau, tai aš tiesiog norėjau tuo pasidalinti. Tai čia jums turiu idėją, kaip jūs galite tobulėti patys. Čia tik tai tiem, kurie nori ir kurie galvoja, kad jie patys gali prisimti atsakomybę pokyčiui ir nėra taip, kad, ai, čia partneris dėl visko kaltas, tegul jis ir daro. Bet iš tikrųjų, tie, kurie nori pokyčio nuo savęs pradėti, tai tikrai galit pasinaudoti šitą dovaną, tai yra coachingo sesija, visiškai nemokama. Jums reikės užsiregistruoti, tai irgi atsiųsiu visą informaciją po sesijos, po webinaro, kur tai galit padaryti. Ir va čia kaip irgi viena klientė pasidalino, tai labai galiu relatinti ir atliepti, kad po šitų sesijų tarsi toks lengviau komunikuoti ir spręsti iššūkius, nes to pažinimo atsiranda savęs ir partnerio ir gebėjimo priimti. Tai va. Nežinau, Deimante, ar tu čia galėtum įdėti nuorodą, jeigu įdėsi bus nice, jeigu ne, tai tada pridėsiu vėliau šitą nuorodą, kas norės užsiregistruoti. Aš tuo įkelsiu. Okay. Ai, dar pamiršau paminėti, kad kartais, kai ateina per coachingo sesijas, dažnai nežino žmonės, kas tas coachingas ir jiem įsivaizduoja, kad čia kažkokia tai magija. Ir kad per vieną dieną aš nušvisiu, arba kad čia yra psichologo kabinetas, tai nėra. Faktas būna, kad klientai pasidalina, kad toks kaip akmuo nuriedėjo po sesijos, bet kaip vyksta sesijos iš tikrųjų, tai realiai aš esu jūsų mąstymo partnerė ir palaikytoja, neduodu patarimų, nes kas aš tokia, kad aš jums galėčiau duoti patarimus, nes jūs atsakymus savo žinot patys geriausiai ir aš tik padėsiu jums išgirsti tos atsakymus ir susidėlioti taip, kaip jums veiktų, nes tai, kas veikia man, gali visai neveikti jums, tai kad iš to vidaus ateitų tie atsakymai. Ir čia noriu pabaigai tokią, čia mano mamos skambi frazė per Kalėdas nuskambėjus buvo neieškok kaltų. Tai žinokit, nei žvaigždės, nei mėnulis, nei niekas nėra kaltas dėl skyrybų, dėl mūsų santykių, tik mes patys ir mūsų veiksmai. Taip kaip ir astrologija gali padėti geriau pažinti ir pagerinti tuos santykius, kaip savęs pažinimas, kaip rašo bravo mama ir Kalėdų.
Tai va, tai ką noriu pasidalinti, kad mes patys galim prisimti tą atsakomybę ir naudojantis tam tikrus įrankius kaip astrologija, kaip coachingą, nesvarbu, koks tas įrankis bus, bet jeigu investuosit į save, į savo pažinimą, asmeninį augimą, pamatysit, kad santykiai keisis, nes poroj kaip magnetai mes. Keičiasi vienas, keičiasi ir kitas. Tai čia vienareikšmiškai, kai jūs pradėsit keistis ir partneris keisis. Ir pabaigai, prieš išeinant, aš noriu jūs pakviesti, galbūt čia pasidalinti, galbūt su tokiu namų darbu išeiti, tai pagalvoti, ką galit padaryti šiandien, kad santykiuose jaustum daugiau laimės. Tiesiog nuo savęs. Ką tu gali padaryti šiandien. Ir jeigu turit klausimų, mielai mes su Deimante dabar juos atsakysim, tai galit arba įsijungti. Aš turbūt stabdau jau įrašą, ar ne? Galiu stabdyti? Manau, kad taip. Gerai, pristabdžiau video. Oi, dabar aš savo Ir tu turbūt tiesiog. dingai. Aha. Tuoj aš tada stop